Labadiena, esu Paulius Danielius, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto dėstytojas. Čia dirbu jau nemažai metų ir taip pat be dėstymo veiklų užsiimu ir tokia eksperimentinė, meninė veikla. Ir šiandieną mes atidarome mano darbų parodą, kuri vadinasi Abipus intelekto. Parodą įkvėpė, galima sakyti, tokie daugiau pasibandymai, eksperimentai iš smalsumo, tiesiog noras pasižiūrėti, ką gali įvairūs modeliai ir kaip greitai kinta jų galimybės. Čia kalbu apie generatyvinio dirbtinio intelekto modelius. Ir tiesiog ta kelionė laike per keletą mėnesių, matant didžiulius skirtumus, tobulėjimą, galimybės įvairias, suteikė daug minčių tiesiog paanalizuoti kai kurias svarbias, aktualias problemas, egzistencinės, filosofinės problemas, o paskui jas ir atvaizduoti vizualiai. Ir kiekvienas ciklas pasakoja atskirą istoriją, kaip kažkokia hipotetinė civilizacija sukūrusi intelektą, atsisakiusi jo ar pradėjusi jį garbinti, kaip visa tai tam tikri epizodai iš jų gyvenimo, kaip galėtų atrodyti. Šią parodą norėčiau žiūrovui, lankytojams ir visiems kitiems perduoti dvi pagrindinės tokias žinias. Viena iš jų tai yra tai, su kuo mes susidurėme šiandieną ir kuo tai gali baigtis, kokie yra keliai, pasirinkimai, jų pasiekmės, galbūt minčių, kaip tai išvengti ar kaip su tuo gyventi. Antra žinia tai yra parodyti galimybės, ką galima sukurti tiesiog žmogui, kuris nėra tapytojas, nėra gal didelis menininkas, bet pasinaudodamas savo žiniomis ir tomis priemonėmis gali sukurti štai tokį vizualinį ir tekstinį pasakojimą. Tai tokių dalykų mes mokome mūsų fakultete, studijų programos Kalba ir dirbtinis intelektas bei jo valdymas studijų dalykuose.